Šiandien parodysiu, kaip sukurti va tokį va tekstą. Šis tekstas gali būti skirtas ir netgi avatarui, bet reikės mums ją pakeisti dydį. Gerai, dabar pasirinkim naują lapelį, spaudžiam OK ir viską nudažom juodai. Taip, pasirinkam tekstą ir rašom savo norimą tekstą. Taip, dabar šitą tekstą padarom kopiją, tai einam į duplikat layer. OK, spaudžiam, dabar šitą tekstą pažymim ir šitą va foną. Kad kartu pažymėti, tai reikia spausti ant Shift. Gerai, dabar spaudžiam Ctrl ir E. Taip, dabar einam į Filter, Stylize, Wind, spaudžiam OK ir vėl Filter, Wind arba spaudžiam Ctrl F. Dabar einam į Filter, Stylize, Wind ir keičiam į kitą šoną, į kitą pusę. Taip, spaudžiam OK ir vėl Filter, Wind arba Ctrl F. Taip, dabar einam į Image, Rotate Canvas ir keičiam poziciją. Taip, dabar vėl spaudžiam Filter, Wind. Taip, einam į Filter, Stylize, Wind ir vėl keičiam į kitą šoną, kad mūsų šie spinduliai eitų. Spaudžiam OK ir vėl Filter, Wind arba, na gerai. Taip, dabar einame Image, Rotate Canvas ir keičiam į normalią poziciją. Na va, ką pas mus išėjo. Taip, dabar einame Image, Adjustments ir Hoya. Čia va darom savo norimą spalvą. Taip. Spaudžiam OK. Dabar ten, kur buvom padarę kopiją teksto, tai spaudžiam rasters tipą. Dabar einam Image, Adjustments ir Hoya. Ir va čia darom šitaip ir keičiam spalvą. Spaudžiam OK. Ir va pas mus koks išėjo tekstas. Ačiū už dėmesį.